Laurynas Prasmingas, miško monologai, su vaizdu į Kauno marias. Šį kartą. Yra toks angliškas terminas hold a space. Išlaikyti erdvę. Ir su šito terminu mane supažindino žmona. Ir apie ką yra tas erdvės laikymas arba hold a space, originaliai angliškai skambantis išsireiškimas. Tai erdvės išlaikymas yra apie erdvės išlaikymą. Tam tikra prasme tai yra emociškai saugios, nevertinančios, neteisiančios, nesiūlančios sprendimą erdvės išlaikymas savo buvimu toje erdvėje su kitu. Išlaikyti erdvę reiškia leisti kitam išbūti su visomis jo mintimis, emocijomis ir jausmais. Nesistengiant išspręsti, pakeisti, galbūt nepatogiai įtampą keliančią būseną, tačiau ją išbūtų. Nevertinant, neteisiant, o tiesiog būnant. Ir tas terminas hold a space arba laikykite erdvę man asmeniškai labai atsivėrė santykiai su žmona, santykiai su mylimąja. Kadangi nebūčiau vyras, jei nebūčiau orientuotas į sprendimus. Žmona, mylimoji, nebūtų moteris, jeigu nebūtų linkusi į puoselėjimą, išbuvimą, supratimą, emocijų. Ir kažkada, kadangi būdavau labai intensyviai orientuotas į sprendimą, kas užkoduota kiekvienam, jei ne kiekvienam, tai daugeliu vyrų tiesiog genetiškai ieškoti sprendimų iš situacijos, iš problemos, iš iššūkio, žodžiu, visą laiką ieškoti sprendimo. Moteris kaip tik linkusi išbūt, kad išjaustų, suprastų, o išjaustų, suprastų, apie ką yra situacija, iššūkis, problema ir panašiai. Taigi santykė su žmona, hold a space, išlaikyti erdvę, man apsireiškia tai, kad tarkim, žmona su manim kažkuo anksčiau dalindavosi, kažką pasakodavo, kokių savo problemą ir iššūkių. Ir automatiškai, nesąmoningai, aš visą laiką būdavau linkęs į sprendimą. Tai žiūrėk, tai galima daryti tą, galima daryti aną, galima daryti trečią, ketvirtą ir penktą. Tačiau esmė ir grožis yra tame, kad dažniausiai moteriai nereikia sprendimo. Moteriai reikia būti suprastai, priimtai su visomis jos jaučiamomis emocijomis ir jausmais. Vyrui, kuriam sunku išbūt su moters emocijom, jis puola spręsti dalykus. Ir tam tikrais atvejais tai yra gerai. Bet dažniausiai moteriai svarbu, kad jinai būtų priimta, suprasta, išklausyta su visom savo logiškom ar nelogiškom emocijom, kvailom ar nekvailom. Tačiau ji nori būti suprasta, priimta. Mes visi tą norim. Ir vyras savo genetiškai užkoduotų polinkių spręs dalykus, negebėjimų išbūt, nepatogiuose, jautriuose jausmuose, jis visą laiką linkęs ieškoti sprendimą arba duoti sprendimą. Erdvės laikymas pasireiškia santykė, bent jau man pasireiškia santykė su žmona tokiu būdu, kad aš suteikdavau, tai vėlgi tai ilgos praktikos rezultatas, aš suteikiau žmonai erdvę, kurioje galėjo būti, išsibūti, išsiventiliuoti su savo jausmais ir emocijomis. Erdvė, kurioje jinai galėjo dalintis, išleisti iš savęs viską, pati garsiai suįvardinti dalykus, o įvardinama jos pati asmeniškai supras. Nes žmogus toks būtybė dažniausiai visus
absurdus savo vidinius pamačius, aiškiai ir juos įsivardinus, jie dažniausiai netenka galios mumis valdyti ir veikti. Tačiau tam reikia vadinamosios saugios erdvės, to hold a space for other, kad jis galėtų išsivedinti, išvirkščias, išsiversti tą savo vidų lauk, kad pats pamatytų, kas jame yra, kokie jausmai, mintis, emocijos ir panašiai. Laikyti erdvę ir yra tiesiog būti su kitu. Kartais tyliai, dažniausiai tyliai. Tiesiog būnant, klausant ir totaliai 100% viską priimant iš kito, kas iš kito eina. Ir išlaikyti erdvę. Nespręsti, nesiūlyti pasiūlymų, neieškoti sprendimo, jei tai problema ryškus, o tiesiog būti ir klausyti. Ir taip ypatingai svarbu ir labai efektyvu yra santykiuose, vyro moters santykiuose, kadangi ezoteriškai moteris yra gamta, kuri kas turėjo nors vienus rimtus auginančius santykius su moterim, supras, kad moteris yra laukinė gamta, jinai taškosi, plečiasi ir labai emocionali, labai natūrali ir gamtiška ir laukinė gali būti. Vyras šioje vietoje ezoteriškai labiau atlieka moters tos natūralios gamtiškos energijos sulaikymo indo funkciją. Vyras ateina kaip indas, kuris moters tą nevaržomą laukinę energiją padeda įlieti tam tikrą formą, pavadinkime taip, laikyti tam tikroje formoje. Ir erdvės išlaikymas yra nepamainomas būdas ir instrumentas tą padaryti santykėje su moterim, vyrui. Nes dažniausiai tai moteris šėlsta, tas energija šėlsta, taškosi, vyras, kadangi jis orientuotas į sprendimą, jis duoda sprendimo būdus, jis bando padėti, jis mano, kad jis bando padėti, tačiau netokios pagalbos moteriai reikia iš vyro. Moteriai reikia tiesiog tos įforminimo, tos indo principo erdvės laikymo pagalbos formos iš vyro. Kad jis išbūtų, pabūtų, priimtų ją, nuramintų ją, leistų ją išsivedinti, leistų tai banguojančiai jūrai įsitaškyti, nebandydamas jos pakeis, pasąmoningai tuo indikuodamas, kad kažkas su ją negerai. Tu žiūrėk, tu jauti tą ir tą, tu darai taip ir taip, tau reiktų daryti taip tą ir tu taip nebesijaustum. Iš vyro prizmės tai atrodo, kad jis duoda sprendimą, jis myli, jis rūpinasi. Tačiau pasąmoningam lygmenį jis netiesiogiai indikuoja, kad tu nesi gera tokia, kokia esi ir tau reikia pasikeisti. Tu esi natūrali ir šėlstant ir tai nėra gerai, nes tu patiri problemas. Ir tada moteris pradeda kvestionuoti savo emocijas, tai, ką jie jaučia, ką jie supranta per jausmus. Ir tada prasideda daug visokiausių iššūkių, moteris pradeda abejoti savo jausmais, nustoja pasitikėti savim ir panašiai. Dėl to kitas lygis, kita kokybė, kurioje vyras gali padėti savo moteriai, tai yra laikyti erdvę, kurioje jis priima, besąlygiškai priima visko, ką moteris su juo dalinasi. Nes moteris viską labai gali pateikti kaip problemos iššūkio formai, ką vyras natūraliai orientuotas šokti ir spręsti. Tačiau drįsčiau tai, kad 90 atvejų nieko nereikia spręsti. Reikia tiesiog būti ir išbūt, kad moteris jaustųsi saugi, priimta su visom tom savo nelogiškom emocijom, su tais visais jausmais, tom visom būsenom. Ir visas didžiausias grožis vyksta tame, kad moteris tiesiog išsivedina, jūra išsibanguoja, jūra įsišėlsta, jinai nurimsta.
ir jos nereikia ramint, nereikia ten spręst kažkokių dalykų, nereikia supilinėt pylimų ar ten apsodint kopų, kad šilstantis jūros vėjas neišdraskytų ten po jūros smėlio. Reikia jam tiesiog leist, suteikt erdvę išsidūkt. Ir jis įsidūksta, čia vėlgi metaforas apie moters emocijas, kas dar seka. Ir moteris to vietoj, ta laukinė gamta, jinai įsidūksta, susipranta, susivokia ir jai pačiai ateina atsakymai apie situaciją. Bet atsakymai ateina per įgalinimą ir priėmimą savo jausmų ir emocijų, kurios jinai jaučia, o ne per tam tikrą ribotą vyriško sprendimo pagrindą, kada nunagimi jausmai ir reikia vadovautis logika ir daryti taip ir anaip. Kartais to reikia, tačiau dažniausiai vyrai, aš jums garantuoju, jūs pakelsite visai kitą intimumo lygį savo santykius su antraja puse, su savo moterim, jeigu jūs pradėsite mokytis išlaikyti erdvę, kur jinai galėtų būti, kur galėtų daug skūstis, dalintis, o jūs tiesiog būkit. Nevertikit, nesmerkit, nespręskit, tiesiog būkit su ja to erdvėj. Laikykit tą erdvę, jūsų buvimas, jūsų sąmoningas buvimas su savo vyriška energija, savo vyriškų mentalitetų suteikia toms emocijoms, tam jūrai tam tikrą erdvę ir ribas. Ir tose ribose jinai įsišėlsta. Susivokia, supranta, jai pačiai ateina atsakymai ir dalykai patys savame sprendžiasi. Nenuneigiant jokių savo dalių, nekvešiant savęs. Tai yra visai kita lygio bendravimas ir pamatymas. Nes moteris dažniausiai visada šėlsta savo emocinio kūno pagrindu, savo širdies, savo jausmų, emocijų pagrindu. Ir vyras į emocinius, jausminius moters iššūkius ateina su savo logika, racija ir protu, kas dažniausiai nėra tinkamas sprendimo būdas, nes moteris labai dažnai gali pasijaust nuneigta. Čia lygiai taip pat, jeigu mes turėtume loginius, racionalius iššūkius ir problemas, kurios bandytume išjaust jausmiškai. Ir taip tiesiog nesigauna. Tai kai moteris ateina su savo emocijų, jausmų iššūkiais, visą laiką galit būt ir išbūt toj erdvėje. Ir žinoma, nepamirškit, kad ta jūra šėls, ten versis bangos per visus šonus. Ir gamta šėls, tai kairiai, dešinai ir jinai gali šluot medžius, tvaras ir namus savo kelyje. Tačiau svarbu tuo momentu nesuasmenint, nesureikšmint, nepadaryti taip apie save. Nes dažnu atveju tai gali ateiti tokia mintis, kad tai yra apie mane ir kad aš kažko pakankamai nedarau kaip vyras, kad padėčiau moteriai spręsti dalykus ir aš kažkaip labiau už savo protą turiu naudotis, kad tai išspręčiau. Tikrai ne. Tiesiog būkit, išbūkit, leiskit ją įsišėlas, išbūkit su ją. Netaisykit jos, nespręskit jos, nebent jinai paprašo. Tačiau jeigu jinai neprašo jūsų patarimo, neprašo jūsų pagalbos kažką įspręs, nesikiškite. Leiskite įdūkti ir išsidūkti. Būkite, laikykite tą emocinę, mentalinę erdvę, kurioje jinai galėtų išsitaškyti, išsitaškus nurimt, o nurimus susivokt. Ir tai bus viena gražiausių dovanų, kuriančių intimų emocinį ryšį su antra puse, kurią galite jūs kaip vyrai duoti savo antrai pusei. Šį kartą tiek. Per erdvės laikymą santykį su vyru ir moterim. Laurynas Prasmingai.